Mario Mazzolini, katalikų kunigas sutinka Saibabą. Pirma dalis – Dievo paieškos. Ketvirtas skyrius – Šventųjų ir mokytojų paieška. Nepakanka tik klausytis mokytojo žodžių. Tai, ką jis sako, reikia pritaikyti praktiškai, įsiklausyti į kiekvieną žodį, vykdyti kiekvieną užuominą. Mintis, kurios nepastebėjai, žodis, kurį praleidai, prarandami amžiams, nes jis nekartoja 2 kartus. Krišnamurtis. Visiškai patenkinau savo smalsumą apie okultinį pasaulį. Klausimai blėso vienas po kito kaip muzikinis kontrapunktas atsakymų koncerte. Dabar pajutau poreikį išrankesniam penui. Po parapsichologijos knygų savo eilės laukė kitokios knygos. Turėjau Bhagavad Gitą, Joganandos jogo autobiografiją, Svamio Šivanando Sarasvačio koncentraciją ir meditaciją, keletą Upanišadų ir Patanžalio sutrą. Programa buvo rinktinė, bet dar nežinojau, ar bus malonu tuos darbus studijuoti. Pradėjau, kiek pamenu, nuo paprasčiausios jogo autobiografijos. Ši knyga mano gyvenime jau turėjo priešistorę ir grįžimas prie jos man buvo itin reikšmingas. Keletą mėnesių prieš išvykstant iš Romos man ją paskolino vienas asmuo. Iš pirmo žvilgsnio ji man neįkvėpė didelio pasitikėjimo. Ant viršelio puikavosi nuotrauka indo vešliais laisvai krintančiais plaukais. Po teologijos studijų mano nuomonė apie Indijos pasaulį buvo dvejopa. Tais laikais teologijos buvo mokoma gynybiniu principu, sava religija nenuginčiamai vadinama aukštesne, o kitos religijos mažai tevertinamos, kartais net negerbiamos. Indija ir visas jos religinis aparatas man dvelkė pagonybę. Buvau išmokytas manyti, kad mano religija yra vienintelė, galinti išgelbėti žmones ir kad nė viena kita teologija žemėje negali pranokti katalikybės. Nors ir turėjau išankstinę nuomonę, vis tiek nutariau pradėti skaityti Joganandos autobiografiją. Turiu priminti skaitytojui, kad tuo metu mano siela skendėjo tamsoje. Laikiau tą knygą ant savo naktinio stalelio prie lovos ir naktimis, tomis begalinėmis naktimis, kai nesulaukdavau ramybę atnešančio miego, perskaitydavau po keletą jos puslapių. Mano nepatiklumas beveik virto panieka. Perskaitęs apie 50 puslapių sustojau. Knygoje buvo kalbama apie šventąjį, kuris skleidė aromatus, apie dar vieną, kuris prisiaugino ranką, nukirstą 2 nusikaltėlių, apie romius tigrus, apie vegetarę liūtę, giedojusią garsą om. Trumpai tariant, jaučiausi patekęs į pasakų šalį. Mano racionalus protas ir didžioji ego dalis maištavo prieš tokią informaciją. Užverčiau knygą ir grąžindamas ją tariau, kiek susierzinęs. Tokios knygos ne man. Izaijas būtų man pasakęs: žiūrėti jis žiūri, bet neima į širdį. Ausys jo atviros, bet nieko negirdi. Kalbant apie įsitikinimus, nėra nieko galingesnio už išankstinį nusistatymą. Jis panašus į tikėjimą, bet iš tiesų nukreiptas ne ten, kur reikia. Tik šiandien, prabėgus keleriems metams, galiu kritikuoti tokį ribotą savo požiūrį, o patirtis padėjo suprasti, kaip sunku daugybei žmonių atsiverti naujiems ir nerimą keliantiems dalykams arba tiesoms, griaunančioms visas kertinės tradicijos doktrinas. Iš tiesų, juk išankstinė nuomonė yra priklausomybė, ardanti patį sąžinės pagrindą. Prietaringo žmogaus sąžinė panaši į bonsą, kurio šaknys trumpinamos, kad šis taptų neūžauga. Išankstinis nusistatymas plačiai paplitusi liga. Daugelis žmonių galėtų prisiekti, kad trokšta keistis,
bet tik su sąlyga, kad nesikeis jų mąstymo status quo. Daugelio žmonių protuose įvesta tam tikros rūšies programa, kurią galima būtų apibūdinti aforizmu. Citata: transformacija neverta tų pastangų ir praradimų, kurių pareikalaus. Suprantama, kad labiausiai prietarų veikiami yra tie, kurie daugiau turi ne vien materialaus turto, bet ir kultūrinio paveldo. Tam tikrą ekonominį, socialinį ar religinį saugumą užsitikrinęs žmogus yra patenkintas tuo, ką turi, ir visiškai nepageidauja esminių permainų. Kai kalbama apie dvasinį tyrinėjimą, labiausiai nelankstus būna tie, kurie visa galva yra panirę į dogmatinį tikėjimą. Žmogaus prigimčiai būdinga ieškoti autoritetų, kad šie suteiktų jų gyvenimui menamą saugumą, tai juos ramina. Todėl nenuostabu, kad per 2000 bažnytinės istorijos metų ne visi krikščionys priešinosi idėjai perduoti oligarchijai apeigas ir ritualus, reikalingus jų pačių išganimui. Bažnyčios vyrų priesakai ir mokymai niekada neskatino darbo su pačiu savimi, būtino egzistenciniai ir metafiziniai tikroviai tyrinėti. Ir vis dėlto, tvarkydamas pasaulietinius reikalus, nė vienas savo finansinių išteklių aklai nepatikėtų prašalaičiui. Šitaip buvo sukurti priklausomybės santykiai tarp tikinčiųjų ir jų dvasinių vadovų. Taip gimsta valdžia ir kartu jos neginčijamumas. Viliuosi, kad nei vienas, kuris skaito šiuos žodžius, netiki, kad mano ryšys su katalikų bažnyčia nutrūko ar kad žadu nukirsti mane maitinančią ranką. Dabar noriu paaiškinti tai, kas taps akivaizdu tolesniuose puslapiuose. Manęs ši ranka nemaitina. Antra, jau sakiau ir pakartosiu dar sykį, kad šią knygą ketinu dar kartą patvirtinti savo meilę bažnyčiai, kurią laikau savo motiną, nors kartais sudėtinga su ja bendrauti. Kalbant apie bažnyčią istoriniu požiūriu, reikėtų pabrėžti išskirtinius jos požymius. Tai bažnytinė organizacija, žmogaus proto kūrinys, su visa savo valdymo struktūra ir biurokratija, niekučiais, išorinę regimybę, pompastiką, bet kartu ir su savo indėliu puoselėjant žmogiškasias vertybės ir drausmę, trumpai tariant, su savo privalumais ir trūkumais. Nėra reikalo pykti ant bažnyčios, tiesiog ji yra ją sudarančių žmonių visų fizinių ir psichinių įpročių išgryninta esmė, nieko daugiau. Kam burnoti prieš kunigus ir vyskupus, jei aišku, kad jie yra aplinkos, kurioje visi gyvenome ir augome kūrinys. Sutikau daug žmonių, kurie buvo auklėjami vienuolių vadovaujamose įstaigose ir išsinešė iš ten didelį ir nuoširdų pasibjaurėjimą viskuo, kas siejasi su dvasininkija ar bažnyčia. Neabejoju, kad šie žmonės turi svarių priežasčių taip jaustis. Bet jų maištas rodo, kaip mažai tie žmonės nutuokia, kad niekas gyvenime nenutinka atsitiktinai. Bet yra kita bažnyčia iš didžiosios raidės ir ją sudaro visi tie, kurie trokšta teisingumo bei tiesos ir kurie atiduoda didžiąją dalį savo energijos, ieškodami atsakymų į būties klausimus, arba su meile pašvenčia savo laiką ir save pačius kitiems. Tarp tokių yra daugybė, kurie niekada nekelia kojos bažnyčion, dėl minėtų priežasčių nepriima sakramentų, save vadina ateistais, negarbina akmeninių stabų, bet sąžiningai ir teisingai tarnauja žmonėms. Šioje milžiniškoje nematomoje bendruomenėje dažnai sutikdavau žmonių patyrusių gyvenimo išbandymus ir išsivadavusių nuo bet kokios veidmainystės. Tai tikroji bažnyčia. Tai avių kaimenė, klausanti vieno ganytojo, tos jėgos, kuris stumia žmonės gerumo ir meilės link, kurio esmė mus visus sujungia nepriklausomai nuo odos spalvos, bažnytinių drabužių ar apeigų.
Šiam ganytojui nereikia atvaizdų, nors jis mėgsta jais pasinaudoti, kad palengvintų užduotį daugybei žmonių, blaškomų kvailų minčių ir nereikalingų rūpesčių. Tai bažnyčia, kuriai nereikia nei šventyklų, nei oficialių institucijų, bet ji galinga ir neskęstanti, nes net jei sugriūtų visos pasaulio institucijos, visada liks jūra žmonių trokštančių Dievo, nuoširdžiai besilginčių jo atviromis ir be išankstinės nuomonės širdimis. Tikroji kunigų luomo pareiga turėtų būti remti tokios bažnyčios augimą. Kunigas turėtų pasitarnauti žmonėms, skatindamas juos mąstyti ir tobulėti. Neduoti jau paruoštus atsakymus, bet iškelti kiekviename žmoguje slypintį gebėjimą tyrinėti ir klausti. Tradicija naudinga viskam, kas ceremonialu, bet ji tampa kliūtimi, jei perkeliama į būties sferą. Tradicija su savo dogmomis, įsitikinimais, teorijomis būtinai turi likti statiška, bet individo transformacija negali priklausyti nuo kažkieno nustatytų išorinių taisyklių. Pavyzdžiui, per apeigas ar liturgiją būtina laikytis vienodų griežtų taisyklių. Jos užtikrina nenukrypstamą ir teisingą kursą tiems, kurie nori eiti šiuo keliu. Bet begalinėse sąmonės erdvėse sustabarėjusios sąvokos riboja sąmonę ir blokuoja jos plėtrą. Čia matome vieną iš akivaizdžiausių skirtumų tarp rytų religijų ir katalikų tikėjimo. Rytuose įprasta laisvai tyrinėti Dievą, nors vedų apeigos yra griežtos. Vakaruose situacija priešinga. Doktrinos griežtumas pasireiškia dogmomis, o apeigos nepaprastai lankščios ir keičiasi bėgant laikui ar atėjus naujam popiežiui. Liūdniausia, kad bažnyčios autoritetams nekartą teko griebtis represijų, kaip vienintelis priemonės išsaugoti doktrinų vientisumą, bet nedaroma nieko, kad sustabdytų daugybės kunigų iniciatyvas, kurias jie įmantriai pritaikė liturgijai. Vienintelis liturgijos tikslas – simboliais ir gestais atskleisti juose paslėptas tiesas. Bet jeigu simboliai keičiasi, prarandama ir juose slypinti prasmė. Kita vertus, laisvos Dievo paieškos, nesaistomos suvaržymų, baimių ir bauginimų, sustiprina gebėjimą intuityviai pajusti tiesą, kurios vien protu neįmanoma pasiekti. Kai valdžios funkcija sumenkinama iki represinių veiksmų, auklėdama ji nebegali įtikinti ir taip ugdomi neišmanėliai ir nemotyvuoti žmonės. Jei sąžinė kamuojasi tarp to, kuo ji nori būti, ir to, kuo iš tikrųjų yra pagal savo siekius, polinkius ir raginimus, nėra laisvės tyrinėti, yra tik konfliktas. Ideologija susiduria su kasdienė būtimi. Prie tų prieštaravimų, kuriuos kelia mūsų pačių iliuzinis ego, konfliktas prideda naujų. Mano padėtis buvo tokio konflikto pavyzdys. Kunigas tapo daugybės religinių prietarų auka. Ši būsena kunigams yra dar sunkesnė, nes mūsų teologijos žinios, vertingas kultūrinis paveldas dažnai nepajudinamai pririša mus prie mūsų pačių įsitikinimų. Reikia pasakyti, kad kunigai, pasak Pauliaus, gauna dalį atnašų. Tai yra pajamas pragyvenimui gauname iš savo kaip dvasininko veiklos už apeigas ir pamokslus. Pastaroji priežastis yra pati svarbiausia išankstinėms nuostatoms įsitvirtinti. Galima rasti kunigą mąstantį priešingai oficialiems bažnyčios kanonams, bet labai sunku aptikti tokį, kuris išreikštų savo mintis viešai ir nesusidurtų su dideliais ekonominiais ir teisiniais sunkumais. Šiomis kliūtimis pasirūpino toji mylinti ranka, kuri mane vedė. Atrodė, tarsi jo ranka būtų švelniai lietusi man galvą. Norėdamas save išlaikyti, mokiau religijos.
Dirbau tik kelias valandas per savaitę, 5, kad nepakenkčiau savo sveikatai. Kitų pajamų ir paramos man netrūko, tad galėjau visiškai patenkinti savo poreikius. Mano pamokos Bergamo provincijos vidurinėje mokykloje įrodė naujo mąstymo poveikį. Vaikai labai entuziastingai priėmė visą mano pateiktą medžiagą. Kalbėjau jiems apie parapsichologiją kaip priemonę siekti dvasingumo ir rėmiausi labai rimtais ir gerbtinais šaltiniais. Pateikiau jiems daugybę įrodymų ir nepaprastai įdomių istorijų, bet metų gale mane atleido iš mokytojo pareigų be jokio perspėjimo ar paaiškinimo. Supratau, kad daugiau nebegaliu pasikliauti Bergamo kurija, kuri mane buvo rekomendavusi tai mokyklai, o dabar, pažeisdama įstatymą, atšaukė mano paskyrimą. Supratau, kad būtina susirasti kitą pragyvenimo šaltinį, tad pradėjau ieškoti kitų sprendimų. Pirmiausia, į galvą man šovė mintis stoti į universitetą, nes visi akademiniai laipsniai, kuriuos buvau gavęs Laterano universitete, Italijos valstybei atrodė neverti nė sudžiūvusios figos. Bet čia vėl mokytojų mokytojas pagal labai aiškiai apibrėžtą planą panoro, kad patraukčiau keliu, kurio dar neįsivaizdavau. Norėjau stoti į Kafoskari universitetą Venecijoje. Maniau, toje akademijoje mano polinkis rytų filosofijai gaus peno, o kartu įgysiu naudingą diplomą leisinti man mokytojauti. Universiteto administracija nepripažino mano Romoje įgyto laipsnio ir manęs nepriėmė. Žinodamas, kad valstybėje bažnytinis laipsnis prilygsta vidurinės mokyklos atestatui, maldavau rektorių peržiūrėti mano padėtį, bet atsakymas buvo toks pat. Atkakliai siekdamas savo tikslo, kreipiausi į švietimo ministrą ir aplankiau jį asmeniškai. Pagaliau gavau paties ministro pasirašytą atsakymą teigiantį, kad universitetas suklydo, o pridėti raštai patvirtino, kad aš buvau teisus. Tačiau laikas jau buvo praėjęs ir aš ieškojau kitos išeities. Parašiau prašymą 1 metus pavaduoti administracijos tarnautoją mokykloje netoli Bergamo. Mano pavardė buvo sąrašo viršuje ir mane priėmė. Tai buvo labai sunkūs metai, bet supratau, kad kaip tik to iš manęs norėjo mokytojas – sulaužyti ego ir tai padaryti gana skausmingai. Jei būčiau sėdėjęs profesoriaus kėdėje su rytų studijų laipsniu, gal būčiau išpuikęs ir vos prasidėję ieškojimai būtų išgaravę tarp daugybės įspūdingų sąvokų. Prie guminiais antspaudais ir registracijos žurnalais nukloto stalo mano ego turėjo puikias sąlygas mažėti. Teigiama buvo tai, kad dabar mano ekonominė padėtis nors metams išvadavo mane nuo pašalinės įtakos. Suprantama, daugelis nustebo. Provincijoje, gal net visame regione, buvau vienintelis dirbantis kunigas, jei neskaičiuotume visų monsinjorų dirbančių kurijos įstaigose. Tiems, kurie stebėjosi, kodėl aš nemokau religijos, atsakydavau: stebitės, kad nemokau religijos, bet nesistebite, kad religijos apskritai yra mokoma. Gyvenimo vedlys žingsnis po žingsnio vedė mane į tą vienatvę, kuri leistų jam netrikdomam karaliauti mano širdyje. Jis privertė mane nesitikėti paramos iš valdžios įstaigų, norėdamas suteikti apsaugą, kurią tik jis vienas gali duoti. Jis nenori, kad vilkėtume senais drabužiais, kai pakviečia žmonės į savo jungtuves. Dabar jau buvau beveik nuogas ir laukiau naujo vestuvinio apdaro. Atradimų laisvė ateina tada, kai žmogus nebegauna paramos. Ši laisvė suteikia naujos energijos, kuri yra nemaištinga, bet tyra ir nekalta. Štai dabar buvau jau pasiruošęs skaityti Joganandos autobiografiją.
Gavęs parapsichologijos žinių, išsivadavęs nuo daugybės prietarų, nebijantis prarasti vietos ir net gero vardo. Ši šventa knyga užtvindė mano vidų ir atskleidė man paslaptis, kurių anksčiau nesupratau. Dabar manęs nebepiktino kvepiantys šventieji ir antžmogiai Himalajuose. Iš tos knygos į mane plūdo gydanti šviesa, labai aiškiai rodanti kelią, kuriuo turėjau eiti. Sapnas, kuriame Jogananda su mokiniais priartėjo prie manęs ir palaimino mane, o žėrinti šviesos spindulys suspindo jam iš kaktos ir palietė manąją, pradėjo pildytis. Joganandos knygoje radau visas savokas studijuotas parapsichologijoje ir pakylėtas į dvasinės tiesos lygį. Be to, jo raštuose įžiūrėjau taurų siekį, sakyčiau sėkmingą, rytų religinės žinias suderinti su krikščionybės mokymu. Knygoje Tobuliausia gulbė, Paramahansa, įžvelgiau jaudinančią ekumeninę misiją, kuriai norėjau skirti savo energiją. Kai katalikai kalba apie ekumenizmą, paprastai turi omenyje pastangas puoselėti santarvę tarp krikščionių bažnyčių. Susiskaldimas į daugybę sektų ir bažnyčių nepadeda krikščionybei skleisti religijos. Daugybę skyrybų pergyvenęs sutuoktinis turi svarę priežastį įtarti, kad atsakomybė už nesutarimus tenka jam pačiam. Jei būsimas atsivertėlis į krikščionybę atidžiau patyrinėtų šiuos nesutarimus, jis gali netekti pasitikėjimo tokia religija, kuri atsiskyrė nuo daugybės žmonių ir susiskaldė į daug grupių – protestantai, valdensai, evangelikai, liuteronai, kalvinai, Jehovos liudytojai ir taip toliau. Todėl būtina rasti visoms grupėms bendrą bruožą. Bet vis dar neįsivaizdavau, kad santarvė tarp krikščionių, protestantams jau atrodanti utopiška, galėtų išplisti taip, jog apimtų ir rytų bažnyčias bei mūsų kultūrai tolimas religijas. Tačiau Jogananda turėjo galios man parodyti, kokios artimos viena kitai yra visos religijos, ir tai buvo pats įdomiausias mano ieškojimų atradimas. Jogo autobiografijoje aprašymai buvo tokie įtikinami, kad kiekvieną kartą paskaičius kildavo troškimas eiti ieškoti šventųjų ar jogų, jei tiesa, jog jų dar yra šioje žemėje. Perskaičiau ir Joganandos mokinio Krijanandos knygą Kelias vakarų jogo autobiografiją. Dar vieną išskirtinį veikalą, kuris atskleidžia nežinomus mokytojo Joganandos bruožus. Turėjau malonumą sutikti Krijanandą ir pabūti šalia jo keliuose jo įkurtos bendruomenės susirinkimuose. Tuo metu griuvo dar vienas mano prietaras, grįstas įsitikinimu, kad šventuoju galima tapti tik po mirties. Ir tikrai, mirtis gali atverti duris į beatifikaciją ar kanonizaciją oficialios bažnyčios požiūriu. Bet žmogus dar gyvas gali tapti šventuoju. Oficialus nepripažinimas šventuoju negali būti vertinamas kaip neigiamas sprendimas. Esu visiškai įsitikinęs, kad dauguma šventųjų dar nėra pripažinti bažnyčios. Į liturginį kalendorių žmogus įtraukiamas, kai išgarsėja, arba už nuopelnus įgytus darant gerus darbus ir atsižadėjus pasaulio malonumų. Dievo kalendoriuje yra tie šventieji, kurie jį pasiekė išsižadėję savo ego, dažnai atsiskyrę užmirštame ir apleistame urve. Atradau, kad šventumas yra ne tik išimtinė krikščionių teisė, bet ir visų tų, kurie savo jėgas pašventė Dievo ieškojimui, nepriklausomai nuo religijos ar rasės. Užtikrinu jūs, kad ir kokia akivaizdi ir patvirtinimų nereikalaujanti atrodytų ši tiesa, daugeliui kunigų ir katalikų ji vis dar yra rimta erezija. Išgelbėjimas yra tik Kristuje, tvirtina jie jums. Šventa tiesa, bet toliau pamatysime, kas slypi už šių žodžių,
krikščionybės šalininkų tariamų su tokiu dideliu patosu. Netrukus mano šventųjų troškulys buvo numulšintas. Kol Bhagavad-gytos ir Upanišadų studijos vedė mane tikrojo rojaus link, o prietarai apie rytų religijas vis labiau trupėjo, pasirodė nauja didinga figūra – Džidu Krišnamurtis. Jo knygos sukėlė manyje didžiulę sumaištį. Jo raštai nebuvo panašus į švelnes ir įtikinamas Joganandos mintis. Greičiau tai buvo nepaliaujamas kvietimas eiti be ramentų savomis kojomis. Jo žodžiuose atradau aukščiausią filosofiją. Nors kartais jo stilius mane priblokšdavo kaip Rimbo Kirtis, kviečiantis grįžti prie grynojo tyrinėjimo be jokios pagalbos, jo paskaitų pabaigoje suprasdavau, kad tampu kitoks, kupinas ramybės, iš širdies liedavosi dėkingumas už tokius žodžius. Jaučiau, kad apie jį galiu pasakyti, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tie, kurie gerai nesusipažinę su Krišnamurčiu ir mano, kad jis per daug intelektualus, nustebtų, jei pasakyčiau, kad jo žodžiai turi galios priversti žmogų apsipilti ašaromis. Savo argumentais jis nesiekė suminkštinti širdies, bet remdamasis tyru protu ir drausmingu intelektu, vis dėlto veda ten pat, į kilniausių jausmų buveinę. Jo mokymo tikslas – vesti į beformę būtį nesikabinant į pavidalus, bet pakylant virš jų. Nelengvas sumanymas ir tinkamas tik tiems, kurių nebedomina pavidalas, kurie supranta, kas yra auksas ir niekina brangenybės. Sužinojęs, kad Zanene, Šveicarijoje, galima pasiklausyti jo paskaitų, nenorėjau praleisti tokios puikios progos. Kelionėse, į kurias leidausi, ieškodamas šių šventųjų, sutikdavau kitus tokius pat ieškotojus. Savo dideliam džiaugsmui supratau, kad patekau į puikią draugiją. Mane padrasino ir tai, kad pasaulyje, kurį buvau linkęs laikyti tamsiu ir be ateities, dar yra daug žmonių, bent atrodė daug, kai jie visi kartu susirinkdavo, ieškančių Dievo ir besiilginčių jo, kaip ištroškę elniai. Po Joganandos ir Krišnamurčio atėjo eilė tokiam Babadži, ir tos patirties negaliu nepapasakoti. Joganandos autobiografijoje yra nuoroda į dievišką esybę, gyvenusią Himalajuose vardu Babadži, apdovanota neeilinėmis galiomis, 1000 metų sugebėjusią išlikti jaunu kūnu. Jogananda apie šį neprilygstamą mokytoją pasakoja neįtikėtinus stebuklus, tokius reiškinius, kurių užkietėjęs skeptikas, nematantis toliau savo nosies, nesuvokia. Šis Kristų primenantis įsikūnijimas paliko savo fizinį kūną, pažadėjęs vėliau sugrįžti į vieną iš Himalajų urvų. Kaip tik tuomet viename susirinkime, kur mėgdavau dalyvauti ir klausytis protingų žmonių kalbų, vienas jaunuolis papasakojo man apie savo netikėtą susitikimą su Babadži. Tai neįmanoma, atsakiau. Himalajuose nebėra Babadži nuo Joganandos laikų. Ne, atsakė jaunuolis, jis jau sugrįžo. Pamaniau, kad atsidūriau fantazijų pasaulyje, kur visur sklando burtai. Vaikinas davė man tikslius nurodymus, kaip pasiekti tą vietą Himalajuose. Jeigu tiesa, kad Babadži atsirado, negalima praleisti tokios unikalios galimybės. Nusipirkau knygą, paskutinį knygyno egzempliorių pavadinimu Babadži žinia iš Himalajų. Joje buvo daug fotografijų. Kai kurios iš jų būtent tos, kuriuose užfiksuotas Babadži jo dabartinio pasirodymo pradžioje, visiškai atitiko Joganandos aprašytą atvaizdą. Labai gražus, mįslingas jaunas vyras, veidas panašus į Kristaus, vėjyje besiplaikstantis balti drabužiai, veriantis žvilgsnis. Metų tėkmė prigesino tą kerinčią išvaizdą. Dabar jis buvo aptukęs, veidas pabrinkęs, plaukai susivėlę,
žvilgsnis tarpais bauginantis, kartais švelnus. Tačiau šis paskutinis vaizdas priminė man sapną, regėtą prieš keletą naktų, kuriame asmuo, kurį suvokiau esant Babodži, pasirodė prieš mane. Bet buvo kitokios išvaizdos nei to Babodži, kurį pažinojau prieš nusipirkdamas knygą. Ši gana apkūni figūra, vilkinti balto šilko drabužiu, stovėjusi už kelių metrų nuo manęs, mojo man savo rodomojų pirštu ir kvietė ateiti. Kai pamačiau jo nuotrauką, atpažinau sapne matytą vaizdą, o kai parodžiau žmogui, ieškotojam kaip ir aš, jis prisipažino man užvakar naktį sapnavęs panašų sapną. Tas pats personažas, tas pats žmogus iš nuotraukos knygoje. Keliaudamas į Indiją 1982 rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, griebiausi veiklos, kurios galėjo imtis tik pamišėlis. Aš organizavau išvyką į Himalajus ieškoti nemirtingojo Babodži. Nors mano fizinis kūnas aiškiai rodė, kad inkstų liga dar nepasitraukė, mano sprendimas buvo nepajudinamas ir niekas nebūtų galėjęs mane sustabdyti. Niekas arba beveik niekas. Toks buvo Dievo planas. Nes žengdamas per Himalajų miškus Kailašo kalno šlaitais pro Šyvos buveinę, nieko nežinojau apie baisius žvėris gyvenančius tame regione – tigrus, gyvates, liūtus. Nors apie tai skaičiau autobiografijoje, tą informaciją padengė užmaršties šydas, gal kad galėčiau imtis šio žygio. Taigi turėjau nepelnytos naivuolio narsos pereiti tas palaimintas, bet laukinės vietovės. Vėliau dar kartą skaitydamas tą skyrių supratau, į kokius pavojus rizikavau patekti. Taip pat supratau, kad kelionėje sutikau žemyn besileidžiančią, sariu vilkinčią vakarietę moterį, lydimą 2 ginkluotų kareivių. Susitikimas su Babodži truko tik keletą dienų. Betarpiškas susitikimas su mokytoju nepažadino manyje ypatingų jausmų, o jo požiūris buvo toks netranscendentinis, toks žemiškas, jog sunku buvo įžiūrėti įsikūnijusią dievybę. Mums, naujai atvykusiems, viskas atrodė labai keista. Ten sutiktas jaunas amerikietis, sėdėdamas ant Gango krantų, man papasakojo apie savo nusivylimą, o aš nė nenumaniau, kaip jį padrasinti, nes ir pats buvau panašiai nusiteikęs. Nepaisant daugybė ženklų už ir prieš, net ir šiandien manyje gyva abejonė. 50% manau, kad šis žmogus yra dieviškos prigimties. Kiti 50% visiškai griauna tą tikėjimą. Prisiminiau, ką Jogananda sakė apie Babodži. Babodži gali būti kitų matomas ar atpažįstamas tik tada, kai pats to nori. Mokytojų paieška dar nesibaigė. Manęs laukia kita patirtis, reikšmingai paveikusi mano kasdienybę ir atnešusi lemtingų dvasinės disciplinos pokyčių. Visur, kur tik skaičiau apie meditavimo ir jogos technikas, buvo kalbama, kad jos naudojamos gydyti proto polinkį klajoti. Bet aš to aiškiai nesupratau, gal iš dalies todėl, kad kiekviena knyga pateikdavo skirtingas technikas. Jogananda pateikė kriya jogą, bet kai apie ją pasiteiravau Los Andželo savirealizacijos draugijoje, man buvo pasakyta, kad aš kaip kunigas turėčiau pasitarti su bažnyčia. Akimirksniu supratau, kaip toli mokiniai nuklysta nuo savo mokytojo, kai patenka į organizacijų biurokratinius labirintus, kurie skaldo užuot vienyje, kaip nutiko krikščionybei ir visoms kitoms pasaulio bažnyčioms. Krišnamurtis nesiūlė jokių technikų, jis neigė jas visas. Stebėk savo mintį, sakė jis, būtent tai ir yra meditacija. Sutrikau, bet jaučiau, kad man reikia sutramdyti ir perauklėti protą. Visuose tekstuose apie jogą sutariama, kad norint pasiekti samadhi, vienybės su Dievu ekstazę, būtina atriboti protą nuo trukdžių,
o mano protas tuomet buvo kaip veikiantis ugnikalnis. Sutikau transcendentinės meditacijos mokytoją, kuris pasiūlė pabandyti šią techniką. Jos moko Maharišis Maheš Jogis, mokytojas, kuris dabar jau labai senas ir turi daug sekėjų, ypač Amerikoje. Kaip technikos rūšis transcendentinė meditacija man tiko, bet jos pateikimas sukėlė šiokių tokių abejonių. Technikos mokoma už atlygį, bet aš buvau pasiruošęs skirti tam pinigų. Buvau įsitikinęs, kad dvasinė realizacija verta net piniginių išlaidų. Tada dar nesupratau, kad mano suvokimui kaip tik ir kliudė užsidegimas jį pasiekti ir kad pinigai nėra ta valiuta, už kurią įgyjamos tokios gėrybės. Nepaisant visko tariau savo, jei protui nuraminti tektų eiti pas psichoanalitiką, tikrai tam išleiščiau dar daugiau pinigų. Šitaip maniau tuo metu. Pasirašiau meditacijos sutartį. Technika buvo veiksminga bent jau kurį laiką. Įgijau savotiškos proto ramybės ir stabilumo, bet didžiausia pergalė buvo ta, kad norėdamas uoliai užsiiminėti šią techniką, įpratau anksti keltis ir taip įgijau įprotį, kuris anksčiau man buvo nemalonus. Vis dėlto net ir šiandien klausiu savęs, ar toli šis Indijos išminčius nuo jo organizacijos rinkodaros. Per daug gerbiu rytų išminčius, kad patikėčiau, jog jie gali žmogaus išganimą patikėti pinigams. Nors ir žavėjausi Maharišiu, jis niekada nepatraukė taip, kaip Jogananda ar Krišnamurtis. Tikrai neatsitiktinai leidausi šiais takais. Prieš surasdamas karališkąjį kelią, ieškotojas privalo daug ką išbandyti. Kiekviena patirtis buvo nepaprastai vertinga kitam mano žingsniui šiame kelyje. Tarp Joganandos ir Krišnamurčio, prieš Babadžį ir Maharišį, įsiterpė visiškai nauja patirtis, asmuo, kuris užvaldė visą mano gyvenimą, bet ne iš karto, palengva, su tik Dievui būdingu gebėjimu meistriškai vilioti savo vaikus, leisdamas jiems iššaudyti visus savo šovinius. Perėjoje manęs laukė mokytojų mokytojas, tačiau įėjo į mano gyvenimą ne dominuodamas, bet švelniai, kad jo galia manęs neišgazdintų, o karštis nesudegintų. Tai buvo jis, kuris išklausė mano maldos, mano prašymo jėzuitų tėvo klausykloje ir dabar, suplanavęs mano atgimimą, stojo prieš mane ryžtingai ir švelniai kaip motina, norinti sugrąžinti sūnui tai, ką jis per savo išsiblaškymą padėjo ne vietoje.